didelės emocijos, tas emocijas galima dar labiau skatinti, bet tai nepadės prie tiesos išaiškėjimo. Siūlai tai braukti brūkšnį, Ne, aš nesiūlau braukti brūkšnį. Va šitie lavonai, tegul jie ten kaip nors. Rūta, ar aš tą sakau? Aš nesakau to. Aš sakau, kad reikia visais įmanomais būdais surasti tiesą ir atsakyti į tai, kaip įvyko. Petrauskas pasakė, viskas jam aišku šitoje byloje, 90%. Ne, tai tokio dalyko nebuvo pasakyta. Tai buvo pasakyta, kad... Buvo pasakyta. Kad iš dabartinių ekspertų... Tomai, lapkričio mėnesį prie tavęs čia sėdėdamas prokuroras Encevičius pasakė, kad iki naujų metų mes sužinosime visas pavardės ir visi, kas yra įpainioti į bylą. Ir ten yra ne tik tai galimai įtariamas Ūsas, Stankūnai ir taip toliau. Prašau, Saulius. Ir Saulius taip pat buvo. Man atrodo, iš ko mes galime pasimokyti šitoj situacijoje ir pasimokyti, ką Tomas sako, tos rimties, tai iš tų žmonių, kurie buvo susirinkę šeštadienį į Drąsiaus Kedžio laidotuvės. Aš tokio jausmo nebuvau patyręs jau 20 metų. Tai buvo tikrai susirinkę žmonės dėl kilnaus tikslo. Tai nebuvo kažkokių smalsuolių minė, kurie atėjo pasižiūrėti ten kaip maždaug spektaklio kažkokio. Jie ėjo tam, kad parodytų savo solidarumą. Ir vat būtent čia aš įžvelgiu viltį visos šitos istorijos, tam tikrą, netgi ne pamoką, bet visuomenės sukrėtimą, tam tikrą katarsį. Tose laidotuvėse įvyko tam tikras tragedijos katarsis. Kažkas žmonės pajuto, atėjo ieško teisingumo, nes teisingumo labai trūksta Lietuvoje. Kad jie turi jėgą, kad jie turi galią. Jeigu jie susirenka vienu tikslu ir tas tikslas yra kilnus, jie gali daug. Ir manau, kad va šita jėga dabar galbūt tikiuosi šitom dienom, kurios bus po ir toliau tęsis byla, nebus galima teisėsaugai taip tyčiotis iš visuomenės, kaip buvo tyčiotasi šitos 7 mėnesius. Kodėl 7 mėnesius? Pusantrų metų, atsiprašau, nuo 8 metų lapkričio mėnesio.